dėsime. Tai yra mano visiškai šviežiai prieš keletą minučių sukurta elektroninė piniginė, joje yra kol kas nieko nėra, bet mes ją tuoj užpildysime. Šiuo metu čia rasite bitcointo kursą. Šiuo metu vienas bitcointas kainuoja $914. Toliau, ką jums reikia žinoti, tai jūsų piniginės adresą. Jūsų piniginės adresą rasite paspaudę čionais. Čia yra jūsų piniginės adresas. Jūsų elektroninės piniginės adresas, kurį nusikopijuokite ir įsisaugokite. Jūs naudosite šį piniginės adresą norint pinigus išsiųsti ir norint pinigus gauti. Paspaudę šalia sekantį langelį ir rašysite, kam eina šitie pinigai, kiek jūs norite išsiųsti. Paspaudę čia, pinigai bus išsiųsti. Labai paprasta, kaip 2x2. Dar vienas labai svarbus dalykas, apie kurį jums reikia žinoti, tai piniginės ID. Ir su piniginės ID jūs su niekom nesidalinkite. Paspaudę ant šio ratuko rasite savo wallet ID, tai tas piniginės ID. Šitą numerį įsisaugokite ir su niekuom nesidalinkite. Jeigu pamėsite šį wallet ID, jūs turėsite problemų. Svarbiausias dalykas, tai manau, jums reikės užsiregistruoti. Paspaudę apačioje po video mano nuorodą, turėtų atsirasti šitas langelis. Įrašę savo e-mailą ir kodą patvirtinate, užpildote šį langelį, spaudžiate toliau ir viskas, jūsų piniginė yra jau sukurta. Ką jums dar reikės padaryti, tai patvirtinti jūsų e-mailą. Einate jūsų e-mailą, gausite tokį laišką iš blockchain ir spaudžiate verify e-mail. Viskas. Taigi, kadangi piniginėje nieko neturiu, mes ją dabar užpildysime, parodysiu, kaip yra siunčiami pinigai iš vieno akaunto į kitą. Taigi, pradėkime. Tai yra vienas kazino, vienas iš būdų uždirbti pinigų internete. Šis kazino duoda 250 satoshi kas valandą ir jūs galite juos laimėti. Kadangi aš esu jau laimėjęs, tuoj parodysiu mano statymų istoriją. Spaudžiame čia. Taigi, kaip sakiau, gavęs 2500 satoshi, laimėjau 7 kartus iš eilės ir to pasakoje gavosi 3,2. Buvo labai nesunku tai padaryti, kaip sakoma, easy money, lengvi pinigai. Ir dabar šiuos uždirbtus pinigus mes persivesime į savo piniginės adresą. Beje, apie šį kazino jūs irgi rasite apačioje po mano video. Spaudžiame čionais, window, rašome piniginės adresą, mums prireiks piniginės adresą, grįžtame atgal piniginės adresą, savo piniginę, kopijuojame, grįžtame atgal, nukopijuojame piniginės adresą, rašome norimą sumą, šiuo atveju rašysime visus pinigus, nes aš noriu visus juos prisivesti. Spaudžiame send. Dabar man reikės patvirtinti savo e-mailą. Kaip matote, galiu atšaukti.
buvo parašyta, kad man reikia patvirtinti savo e-mailą. Taigi einame savo e-mailą. Gavome laišką iš kazino. Einam, spaudžiam patvirtinti, kad sutinku su šių pinigų pervedimu. Viskas. Taigi mes jau prisiloginę. Grįžtame atgal. Viskas, mano pinigai yra pervesti. Per keletą minučių turėčiau jau turėti savo pinigus savo sąskaitoje. Taigi einame. Paspaudę čionais. Galima pamatyti, kad pinigai yra pakeliui. Grįžtame į savo piniginės adresą. Prašau. Pinigai yra gauti. 2,74 euro. Kaip sakoma, tikiuosi nieko nepamiršau paminėti.